visiems. Šiandien mes apžiūrinėsim mašiną BeamNG Drive. Jinai vadinasi Hirochi CCF, arba kitaip jinai modeliuota kaip tikram pasaulyje mašina Mazda MX-5 2021 metų. Jinai yra labai gera mašina. Kabrioletas, gali nužeminti langus, lempa įsijungia, kai jie ten darai duris. Kartais, kai uždarai, neišsijungia. Turi sensorių. Dabar privažiuosiu į priekį. Ir sensorius pažiūrės mažai. Va, veikia. Kameros galinės neturi. Aš čia pasirinkau japonišką versiją, ta prasme, dešiniai pusiai vairas, nes šita mašina ir yra pagaminta Japonijoje. Tai šiandien ją testuosiu ir rodysiu. Posūkio garsas labai geras. Ilgosios lempos automatiškai įsijungia, mašina tenais ir išsijungia. Tuo įsijungs atgal, kai nebepaspažins. Va, įsijungia. Turi automatinius stabdžius, jeigu pajaučia mašiną. Jie nelabai gerai veikia, bet šita mašina labai ilgai buvo developta. Tai vis tiek šita mašina yra labai gera. Mygtukai veikia, jeigu prie jų prieinu. Bet su vienu mygtuku galima bagažinę. Tuo sustosiu. Labai geri stabdžiai. Va, čia mygtukas veikia ir net mirksi. Va, paspaudė mygtuką, bagažinė atsidarė. Iš vairuotojo pusės gali atidaryti ir vairuotojo langą arba uždaryti, ir keleivį. Dabar aš noriu... Taip. Jeigu nori pažeminti, tiesiog uždėsiu. Va, uždarai. Ir čia va yra, va, atlaisvinti. Va, atlaisvini ir nuleidi, kol girdiklį pagal. Paskui čia atlaisvini. Ir keli, kol girdi kliką ir... Tai čia taip su stogu. Su langais tiesiog mygtukai. Yra įjungimo mygtukas, irgi veikia. Čia
traction controlą galima perimti. Ir jeigu paspaudi tą mygtuką, pasikeičia smogas. Dabar aš važiavau ant street. Dar čia minimapas yra prie revoluta arba RPM. Shifteris veikia. Labai man šita mašina patinka. Važiuoju. Labai geri prisimenu. Parodysiu, kad tikrai geri. Čia. Va, labai geri. Ilgas nuo variklinės. Spaudžiu. Skambus. Yra antras variklis, kitaip jisai skamba, tai šitas lampas prie panelės, šitas raudonas, kur šviečia, jas galima pakeisti spalvą. Tuoj parodysiu kaip. Va, pyps. Sensorius. Automatiniai stabdžiai. Nežinau kodėl. Bet parodysiu. Eintaus tas. Vėl. Va, pyps. Ant panelės, matai. Tai nueini prie Vehicle Config, paspaudi prie spalvų ir Paint 2. Pasirenki ir tau švies. Galima ir čia. Va, man žalia patinka, noriu pakeisti, paspaudžiu čia. Ir va, pasikeitė. Noriu oranžinės, va. Noriu mėlynas, va. Taip pakeisti. Dabar važiuojam atgal ant autostrados. Truputį shifteris ant panelės. Truputį vėluoja. Automatinis stabdis, kaip reikia. Va, nespaudžiu. Kartais labai gerai suveikia, pavyzdžiui, stabdo, bet paskui atleidžia, nes nepajaučiu, bet vis tik šita mašina yra gera. Sakyčiau, 5 žvaigždučių ir svarbiausia, čia geriausias modas. Nors šitą modą pasisiunčiu.
paspaudę North Block, tokia kamera, tokia. 30 iš 20, va, Satellite, Destination, nežinau, ką Satellite'as ir Destination daro. Va, dar, dabar aš parodysiu dar vieną labai gerą funkciją. Vietoj yra variklio lemputė, jeigu sugadini variklį arba kažkokius jo komponentus. Bet dar nesupratau. Tuoj. Iš naujo patestinsiu ir parodysiu. Kas čia yra? Tuoj. Stability control. Pakeis. Va, dabar tuoj. Atsidaužiu, pavyzdžiui, į tos barjerus. Va, pila. Va, engine fault. Contact your nearest service center. Ir, aišku, variklio lemputė yra. Tenai. Labai geras modas. Tikrai rekomenduočiau jį parsisiųst. Labai rekomenduočiau, labai geras. Sakyčiau, šitas modas yra net geresnis negu paprastos mašinos. BeamNG Drive, ta prasme, negu pačių BeamNG kūrėjų mašinos. Geresnis, sakyčiau. Tai crash testas. Dar kartą. Va, ramp pasakė. Užvažiuosime. Geras, bet vis tiek lempos po krašo neveikia. Labai geras modas. Ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi, jums šitas video patiko. Jeigu patiko, paspauskit like. Jeigu patiko labai, tai galit paspausti subscribe. Tik nespauskit unsubscribe mygtuką, paspauskit prenumeruoti, tik nespauskit unsubscribe, ta prasme, kad nebūtų mano prenumeratorius. Ačiū labai dar kartą ir viso gero.